Labas rytas. Ankstyvas dabar rytas yra 5 ryto. Nežinau, kažkaip tai pradėjo čia paukščiai patys girdėt rėkaut. Prabudau, nelyja, nu ką žinau, gal ir keltis, tai jau kaip ir atsikėliau. Nors planavau 6:30 keltis. Tai gerai, kad dabar nelyja. Kai nelyja, galima kažką pasidaryti, kad ir tos pačius pusryčius. Naktį lietučių biški buvo. Tai nežinau, jis nebuvo intensyvus labai. Palapinė, nu, kažkiek to lietaus yra, bet sakau, aš neatsimenu, kad būtų ten pylė kaip iš kibiro, tai nebuvo. Tai prognozė šiandien rodo, prognozė pagerėjo, valandų lyjančių mažiau rodo negu kad vakar. Tai gal laikų bėgant ir šis jų neliks. Gerai. Einam pusryčiaut. Tai visada rytinė betvarkė. Verda vanduo. Šiandieną pirmą kartą panaudosiu termosą. Pasidarysiu karštos arbatos, kadangi yra lietaus numatyta. Ir jeigu atšals, tai ta arbata karšta labai tada padeda iš tikrųjų. Tai pirmą kartą šitoj kelionėj, 6 kelionės dieną, teks pasidaryti tos arbatėlės. Kol kas, tai oras fainas, debesys ateina iš ten. Man tai atrodo šis kaip šviesėja kaip ir. Ten kas lyjo, tai nuėjo į tą pusę. Tai aš nežinau, naudojuosi progą, kol tylu ramu. Atsikėliau anksčiau, tai reikia pasidaryti tos reikalus. O, mano užvirė puodas. Hei, biškė saulytės. Turbūt šiandien tikiuosi ne paskutinis kartas, kada ją matau, bet tikrai nebus dažnai jinai matoma. Viskas ir pasislėpė. Na ką, aš viską baigsiu įpakavęs. Imam paskutinį maišą. Žiūrim, ar nieko nepalikom. Visą laiką taip darau. Tai viskas ok. Baidarė beveik pakrauta. Beliko paskutinis maišas. Dar ten gal kamerą pritvirtint prie rankenos. Nu ir viskas. Galėsime plaukti toliau. Mano maišas, va. Ta rankenėlė, nežinau, rodžiu, nerodžiu, jinai čia tokia sukinėjasi, užtat įvairių kampų turiu. Kol kas maišas gale labai pasiteisina. Man pakelia priekį baidarės. Tai baidarė taip negaudo srovių, kaip anksčiau gaudydavo. Žodžiu, šiaip tai visa nauja mano įranga, vat ir tas uždangalas, kuris baidariai. Nakčiai dabar galiu jos neatvertinėti ir netraukti ir dalį daiktų palikti, puikiai veikia. Na ir mano irklas naujasis. Labai aš jau esu patenkintas. Dekathlone jisai buvo pirktas. Jo korpusas yra karbonas, o čia nėra, čia ne karbonas, bet realiai jo svoris 900 gramų yra. Žiauriai patogus, gal galėtų būti kiek ilgesnis, bet pagal mano sudėjimą kaip ir ok. Irkluojant nesidaužo į kraštus. Tai labai patenkintas savo arkliuku, atradau savo jau irklavimo stilių juo. Sakykime, galima ilgai irkluoti ir nepavargstant irkluoti. Ir šitoj kelionėje to reikės. Tai ką, kaip ir viskas. Ir judėsim. PM4, dar taip niekad nebuvo. Ok, tai judam link marių. Vėl kelyje kažkoks bangavimas atsiradęs, nežymus, bet net nežinau nuo ko, beje, tai nėra. Gerai, plaukiam iki Darsūniškio. Šlipstas tam pasivaikščioti šiek tiek. Įdomus miestelis.
Na, lietus visgi atėjo. Nestiprus lietus, bet toksai silpnas, bet manau, kad ilgalaikis. Nu tai va, tokie reikalai. Kaip ten sako, nėra blogo oro, yra bloga nuotaika ir bloga apranga. Čia jau gelbėjimo postas. Na, Viktoriją palikom taip. Labai abejoju, ar čia kažkur čia eis šiandien. Išvis į šitą vietą ir kažką darys. Mes šiek tiek einam pamankštinti kojų. Šiek tiek lyja. Buvo tada nustoja, bet ir vėl pradėjo. Dabar reikia žiūrėti, neišsidrėpt. Kur nors, nes labai būtų nesmagu. Man čia šitas nepatinka. Jau čia kai virtau, kada čia užvakar, tai jau kažkaip labai nesinori tą kartot. Aha, išlindau čia į pačią miestelio pabaigą, bet va čia yra iš karto toksai dėmesio vertas objektas. Yra tokie vartai, jie keli yra šitą miestelėje. Dabar kurie čia yra? Nes čia yra vat ir Jurgio, ir Agotos. Na, pasižiūrim, kas čia. Čia Švento Kazimiero vartai. Taip. Na, kažkada atrodė taip. Dabar atrodo taip. Nu, stogelis nuo lietaus. Na, miestelis kaip miestelis. Sakyčiau, toks tipinis visai. Bet pakankamai tvarkingas. Negyvenamų namų nemačiau, tiesą sakant. Labai va, perdažytas, gražus namas. Nu ką, Kruonis 8 km keliu. Ir panašiai ir upė bus. Nes jau dabar tiesioji tokia eina. Banga. Aiškus, sovietmečio reikalas. Mineralinio vandens būtų saulėta ir šilta eičiau. Dabar 0,7 km į vieną pusę, paskui atgal, pusantro. Gal ne. Vis dalykas atsimenu patirtį Nemunaityje, kur nuėjau iki to šaltinio, o ten nieko nėra. Ai, va čia parduotuvė. Okei. Žiūrėjau šitą parduotuvę, nes jau buvau gaila. Žodžiu, pats nieko negali pasirinkti, viską paduoda žmogus, bet labai simpatiška parduotuvė, malonė. Tai pasikalbėjom, nusipirkau šį bei tą, pasipildžiau mineralinių šiek tiek atsargas. Nežinau, vėl žiūriu, čia pradeda lyti. Kažkaip pietų ankstoka dar. O nelabai čia kur ir yra valgyti, tai velniai žino, reikia grįžti gal į Baidarę. Pasirodo, ne visą grožį aš čia dar buvau užfiksavęs. Praėjau pro tą neparadinę pusę, dabar jau yra paradinė.
Hilero vartai. Dabar jau praeisime, tai priklauso per paradinę pusę. Pagal vėžes matau, kad čia mašinos dar važinėja, tai aš nelabai suvokiu, koks yra tikslas čia važiuoti su mašina per tuos vartus. Oi, papuoliau. Papuoliau, jofana. Ai. Žodžiu, jeigu pirmin pavyko nenugriūti, tai atgal nebepavyko. Na, pažiūrim, kokia čia avarija pas mane. Nu taip, čia negerai. Nu, einam praustis, tada ką bedarysim. Nu va, tai sakant, tiek to ir... Oi, va čia tai bėda. Šito nenuplausiu aš taip greitai. Čia reikia, kad nudžiūtų. Nu, bet kaip sakant, aš žinau. Sėdynė pas mane ir taip nėra labai švari. Taip, tai ką mes čia nusipirkom su purvo. Kokios dešrelės, mažai rūkytos, mėgstu aš tokias, tikiuosi, jau viskas ok. Taip, porą nealkoholinių, Vytautas, 2 bananai, keletas agurkų. Tai va, taip minimaliai apsipirkom. Aišku, tas paslydimas, tai čia, nu, šitam purvinė mešlinė, čia nu, labai lengva yra paslysti. Kažkaip užsikalbėjau ir pamečiau aš tą budrumą. Nu nieko, pamoka man. Tai va, atėjo ta akimirka, kai panaudosim termosą. Šiaip tai nėra taip jau itin, kad būtų šalta, kad čia drebėčiau visą kitą. Bet pasišildyti, manau, kad man nepakenks. Nu, tą. Ei, vyšnių arbatėlę. Opa, garuoja. Viskas garuoja. Vis gerai. Sakant, į sveikatą, tuo žąsos man sekinį dabar. Ne, neužžąsojam. Gerai. Tokie karšta, kad gert net negalima. O vanduo koks šiltas, kaip plojausi čia savo purvą visą. Visą laiką būna po lietaus. Atsidžiaugiau rame balandėlę, suvalgiau 2 bananus, išgėriau termosą ir viskas vėl iš naujo. Viskas aptemo. Sakant, nu, ačiū ir už tiek, kad pavyko. Jeigu ne tas kritimas ant purvo, tai būtų iš viskas tobulai pavykę, bet kad vat, gavosi kaip gavosi jau. Gerai. Judam, čia kažkur kažkas pagriaudė biškį, bet toli labai. Šiandieną Lietuvoje nusimato orelis, tai šiaip sau. Yra gauti pranešimai, kad žodžiu audros, rytų Lietuvoje, škvalai, viesulai ir taip toliau. Pas mane kažkaip Kauno apskrity nepanašu į tai, bet na, reikia orus stebėti, žiūrėti ir jau labiau vis tiek, jeigu šiandien į marias plaukti, lyg ir Rumšiškių, tai reikia pasižiūrėti. Šis panašu į
parkelį gal miesto vietų. Žodžiu jo, kaip sakant, tiek pabuvau. Ir toks posakis, neprivalgiai, neprilaižysi. Lietus baigėsi, bet bangavimo atsirado. Kyla vėjas biški. Bangos tokios biški neypatingai man palankios, eina tokiu kampu. Bet vėlgi aš su sijonu, tai čia nėra tokios bangos, kad kažką jos man labai rimto gali padaryti. Bet va, pavyzdžiui, tokios muzikos jau klausytis negaliu. Ir susinervinu. Pasileidau ir va. Na jo, tas kadagių žleidis atrodo norėtųsi, kad būtų vis arčiau, bet vis dar ne ir ne. Čia tokių porą atodangų. Gera žinia tai, kad liovėsi lietus ir nebėra vėjo. Kas blogo, kad vėjas ne man į nugarą. Bet kai toks vėjas, tai... O, ant tų žodžių pasitaisė, jisai kažką tai. Žiūrėsim, tai pas mane šiaip prognozuoja 3 valandą turi baigtis visi šitie lietus. Buvo pas mane 3 berods tokie rimtesni. Tai dabar kaip tik jau viską džiovinuosi. Ant savęs džiovinuosi, kiek tą. Galiu net parodyti čia. Ką čia? Oi. Tai va, ant savęs džiovinuosi. Tą striukę prasisegiau. Sijonas irgi tegu pradžiūna. Kažkiek vis tiek prateka to vandens per šrautuką striukės. Bet šiaip, sakyčiau, tai nei sušalau, nei ką. Aišku, už tai, kad dirbu ir ploju. Plaukiam, nebedaug jau liko kitų kadagių slėnio. Šiaip valgyti jau norėtųsi. 7 išplaukiau. Ir ką mes čia dabar turim? 1. Tai realiai 6 valandas, buvo pakas guminukų ir 2 bananai. Čia vėlgi turbūt neatstoja pilno pietų raciono. Nežinau, eisim pasivaikščiot, viskas priklauso, ar surasiu prieplauką ir sukris kitos aplinkybės, tai va, kadagių slėnių galima pasigrožėti iš Baidarės. Krantas. Mano pietus baigti. Pavalgėme, panaudojame jachtą vietoj stalo. Prirakinta jachta, viskas tvarkoj. Ai, biški saulytė išlindo, kažkas šilčiau pasidarė. Prognozės neberašo, kad lis. Nutikėkimės. Tai žodžiu, aš nusprendžiau padaryti taip, apiplaukti šitą ragą ir yra tokia Duobakalnio stovyklavietė. Ten yra stalai, pavėsinės. Čia kelio turbūt kokia valanda, pėstutė turbūt gal greičiau tiesiai durint, bet reikės vis tiek apiplaukti. Aš šiandien atirklavau jau 7 valandas, atirklavau be srovės, per lietų. Žiūriu, kad jau biškutį man jau ne kažką. Plius šiandien aš iki Pažaislio ten, nebent prie sušaudimo pastatytų, gal ir nuplaukčiau iki Pažaislio, bet ir tai abejoju, ar išeitų. Tai bet kokiu atveju, kadangi kelimasis per elektrinę mano suplanuotas yra itin anksti ryte, tai bet kokiu atveju šitoj visą dieną turiu mariuose. Tai galvoju, šiandien tada reikia įsikurti normaliai, pasistovyklauti. Praneša, kad man jau nebelis šiandien. Kai ką prasidžiovinti, tą palapinį įsidžiovinti, nes jinai dar šlapia nuo ryto yra, tai
Žiūrėsiu, gal pavyks iš vis kažkaip į kokią pavėsinę įlyst, kad nelytų ant manęs. Nu, pažiūrėsiu. Tai, žodžiu, valandėlę dar aš pairkluoju, o tada turbūt sakau stop šiandieną. Dabar kruonis jau matosi. Matėmės jį iš toli labai. Dabar priplaukiau prie pat. Na, mūsų visai labai nedomina. Mes jaučiame tik tai pro šoną. Labai gerai, kad pagaliau pavėjui gavau šį kartą. Nestiprus tas pavėjui, bet vis tiek bangelės eina kartu su manim, o ne prieš mane ar ne į šoną. Jėj! Atšilo visai. O, gerai atrodo kruonis iš čia. Taip, parodysiu. Opa! Va, kaip visų gražumu. Geras. Ja, o mums tenais didesnio bangavimo atsirado, bet jisai mano naudai. Na, atplaukiam. Dar kažkokie negražūs dalykai vaikšto dangujme, bet panašu, kad čia nelis. Tai taip, čia stovyklavietė tokia yra. Čia mes ką turim. Dabar neįsiverst. Turim vieną pavėsinę, turime svečių, kurie žadėjo išvykti, bent jau prieš kalbėjau. Ir turime stalų su suolais. Tai iš esmės ta pavėsinė gal ir visai įdomu būtų, jeigu lietus įsisiautėtų ten būt. Palapinė nežinau atiltų, bet tikėtina, kad taip. Bet kol kas aš čia dar nieko daryti nenoriu į tą pusę. Iš vis dabar galvoju, kur tą palapinę čia man statytis. Gal net čia visai būtų gerai. Čia laužavietė, čia irgi kaip. Reikia čia tada viską išsirankioti, jeigu noriu čia būti. Na, numėgau valandėlę, nes žiauriai buvau nusikalęs. Išvažiavo mano draugai. Ir sakė, kad važiuos, o aš biškį pakeičiu aprangą. Užsidėjau buriuotojo kelnes, įvaldžiau kojines, nes atšalo. Čianais netoliese yra ekspozicija. Vienas iš, sakykime, tų eksponatų yra netgi čia. Tai yra buvusių kaimų ir nuotraukos ir aprašymai. Tie, kurie yra nuskendę marių dugne. Nu ką reiškia nuskendę? Iškelti jie, ten tos trobos išvežtos ar dar kažkaip tai. Tai visai netoli yra ekspozicija. Čia, nežinau, turbūt gal paskutinis eksponatas ar kaip. Einu aš ją surasiu. Ji čia visai netoli. Na, kadangi oras toksai yra beprotiškai fantastiškas, tai nemanau, kad kažkas čia ateis ir kažkuo aš labai rizikuoju. Baidarė stovi čia, palapinė stovi čia. Manau, kad viskas bus gerai. Judam. Na va, ir tas memorialiukas. Padarys, kad būtų ir parkingas kažkoks tai. Jo, tai kaip čia dabar nusileisti. Kosmonautika. Nu kažkaip tai reikia, tai ką dabar atėjau ir... Opa, šiaip ne taip. Taip, tai esmė tame, kad čia, kiek man yra žinoma, yra visų išnykusių, tiksliau iškeldintų kaimų pavadinimai ir kažkas apie juos. Čia aš turbūt einu tą pačią Nemuno vaga, kur kokios nors rėvos buvo. Aha, čia šiek tiek apie atodangas ir Pažaislį.
Čia atkartoja tarsi marias iš tikrųjų. Mergakalniai praplaukė, aš buvau po dešinę. Ir dabar turbūt einame palei tas marias. Taip, tai čia aš einu upe senąją, o čia šone visi kaimai. Dabar tik žemėlapis yra apie tai. Jo, rėvų buvo nemažai iš tikrųjų. Būtų ką veikti turbūt plaukiant Nemunu. Dabar per tas rėvas. Na va, čia trumpai apie užlietus kaimus. Ir tų žmonių gyvenimą. Čia pavadinimai jų. Kai kurie tai išlikę yra, tik tai pasitraukia tolyn. Grįžau į savo stovyklavietę, kurie čia vienu šeimininkaujam. Kažkoks prasidėjo purškimas. Reikės turbūt lysti į palapinę. Tai ką, šiandien turbūt, ką žinau, aš jau ką daugiau jums papasakosiu, tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki.